Tęsiame temą apie svajų pasirinkimą, apie planavimą artimiausioms 2 savaitėms, keliaujant link pilnaties birželio mėnesį. Taigi, akivaizdu, pritrūkau 2 brūkšnelių, kad visi būstai, visi zodiako ženklai tilptų. Taip, taigi, truputį papliusuojam. Ir ką turime? Jeigu jaunatis įvyksta 7 būste arba esate šaulio ženklo atstovas, vadinasi, laikas dirbti su santykiais. Santuoka, santykiai, partnerystė, ryšiai su visuomenė pati svarbiausia tema. Kelkite klausimus būtent šioje temoje. Jeigu jūsų jaunatis vyksta 8 būste, dvynių ženklas vadinasi, ar ne, 25 laipsnis dvyniuose, pas jūs horoskope asmeninėme brėžinyje yra būtent 8 būste. Arba, jeigu nežinote gimimo laiko ir negalite nustatyti savo būsto, tai tiesiog esate pagal Saulę Skorpiono ženklo atstovas. Ir jums, vadinasi, aktualiausia tema yra transformacijos, kažkokie gilūs pokyčiai. Ir pakankamai sudėtingas, sakyčiau, mėnuo šiuo metu ir jūs galite išgyventi tiek išorinius pokyčius arba vidinius pokyčius. Ir, žodžiu, turite labai viską permastyti, pažinti save, nesibaiminti tų tokių gilių transformacijų. Ir tai yra tema ir didelių pinigų, stambių pinigų, stambaus verslo tema, ar ne, investicijų tema, skolų galbūt. Tai, žodžiu, pamastykite būtent tą temą. Jei jaunatis 9 būste arba esate svarstyklių ženklo atstovas, tai jums iškeliama užsienio pasaulėžiūros, kelionių tema ir tai yra metas plėsti akiratį. Jeigu jaunatis vyksta 10 būste ir galbūt esate mergelės ženklo atstovas, tuomet laikas profesiniams pasiekimams. Pagalvokite apie karjerą, apie apskritai tokius ilgalaikius savo tikslus. Kas jums svarbiausia yra šiandien? Jeigu jaunatis vyksta 11 būste arba esate liūto ženklo atstovas, tai jau yra iš tikrųjų tas svajonių realizacijos sritis ir jums ypač svarbu pamastyti apie savo ateitį, apie socialinius projektus, apie galbūt suburti kokią nors bendruomenę, kažkokį klubą, galbūt mokytis astrologijos sugalvosite. Tai jums iškeliamos šios temos. Na ir jeigu jaunatis paskutinėme 12 astrologinėme būste arba esate vėžio ženklo atstovas, beje, pagal zodiako ženklą netgi galite iš tiesų paklausyti ir per tai, jeigu žinote gimimo laiką, koks yra jūsų ascendentas, jūsų įvaizdžio ženklas. Nes, kaip žinia, tas bendras prognozes tikrai rekomenduoju klausyti tiek pagal savo Saulės ženklą, tiek pagal Mėnulio ženklą, kur yra jūsų Mėnulis, ir taip pat pagal ascendentą, pagal jūsų išorinį įvaizdį, pagal pirmą įspūdį, kokį kuriate kitiems žmonėms. Taigi, jeigu Vėžys jūsų ascendentas arba jaunatis vyksta tiesiog 12 būste, tai yra pasąmonės reikalų iškėlimas.
Ir tai byloja apie poilsį, apie senų etapų užbaigimą, jėgų atgavimą ir tai orientuoja į dvasinį darbą, į dvasinę veiklą. Taigi pagalvokite, kas jums svarbu, ko jūs norėtumėte artimiausiomis 2 savaitėmis, bet kadangi tai ir tas apskritai toks astronominis, astrologinis virsmas vyksta, tai galbūt net ir visam pusmečiui. Taip, tokie įdomus dalykai. Taigi, iš tiesų, ši jaunatis, birželio 15 dieną įvykusi ir šiuo periodu, kuris tęsis iki pilnaties, iki birželio 30 dienos, aš kviečiu tave patyrinėti, kaip greitai, kaip lengvai, o gal sudėtingai gali pildytis tavo svajonės per ženklus bei simbolius. Aš apjungiau astrologiją, numerologiją, tiek karminę, tiek klasikinę, taip pat kvantinę ezoteriką ir siūlau tau būtent birželio 20-21 dienomis keliauti į savistabą per koncentraciją, ramybę, pasitikėjimą. Iš esmės daryti nieko nereikės. Bet darbas yra mūsų abipusis asmeninis. Jeigu tave jauti, kad kviečia šis pasiūlymas ir tu nori patyrinėti, pabandyti, manifestuoti bent vieną iš savo svajonių, tai parašyk man asmeniškai ir už simbolinį mokestį, už simbolinę investiciją aš pagal tavo gimimo datą sukursiu tau asmeninį, autentišką, unikalų ženklą, simbolį būtent šiam metui, kuris apibrėž tavo einamųjų metų tikslą, viso mėnesio svajonę ir tai, link kur tu turi eiti, link kur orientuotis. Tai, žodžiu, tau reikės tiesiog, aš parengsiu šį ženklą, atsiųsiu asmeniškai ir tau tiesiog reikės stebėti, pradedant nuo 20 dienos, tai yra išvakarės vasaros saulėgrįžos, 9 dienas stebėsime, kas vyksta, kas keičiasi gyvenime ir kaip materializuojasi tavo svaja. Tai yra iš tikrųjų ir man asmeniškai labai įdomu, labai intriguoja. Aš kartu su tavimi būsiu šiame procese ir padėsiu tau tik pozityviai realizuoti savo patį didžiausią norą, planą, tikslą šiai dienai. O koks tai planas, tikslas ar svajonė? Tai perklausyk dar kartą šį įrašą, ankstesnį, ir tu gali orientuotis į tai, į ką tau rekomenduoju susitelkti. Tačiau tikrai nebūtinai. Nes yra daugybė rodiklių, kurie apibrėžia mūsų asmeninį kelią. Ir šiai dienai tiesiog stebėk ženklus, pajausk, ar to nori, ir leisk sau manifestuoti tai, kas yra tavo. Taigi laukiu tavo žinutės.